Sveiki visi, čia Bakugan LTL ir šiame video filmuke aš išpakuosiu savo naują Bakuganą, tai Ventus Strikeflare. Štai čia yra jo pakuotė. Kaip žinote, Lietuvoje visai neseniai pasirodė Gundalian Invaders Bakuganai ir Strikeflare yra vienas iš jų. Ir štai Bakugan Gundalian Invaders logotipas. Štai čia Strikeflare, kaip matote, Ventus, jis išties atrodo kietai. Štai čia yra jo serija, tai Baku Core serija. Štai čia ant pakuotės parodyta, kaip jis atrodo animacinėme seriale. Iš tiesų, per serialas atrodo truputį kitaip, bet panašiai. Tie, kurie nematė, tai nežinau, bet tie, kurie matė iš tikrųjų, žinau, kad atrodo kitaip. Štai čia parašyta, kas yra viduje, čia nesimato gerai, bet čia parašyta, kad viduje vienas Bakuganas, viena metalinė vartų korta ir dvi sugebėjimų kortos. Tai čia taip pat kampe yra parodytas Twin Destructor. Twin Destructor tai yra Battle Gear serijos, kaip ir pasakius, Bakuganas. Jis yra Battle Gear ir Bakuganai su tokiu simboliu reiškia, jog jis yra, gali prisijungti Battle Gear. O Battle Gear turbūt jau žinot, kas yra. Taip pat štai čia kampe informuojama, kad galima žaisti nemokamą žaidimą Bakugan Dimensions, tiesiog reikia aktyvuoti nemokamą kodą ir viskas. Ir gali tiesiog jį naudoti virtualiame pasaulyje. Čia aišku, kaina, visi žino, kokia kaina, visa kita kaip ir neįdomu. Tad atidarykim ir žiūrėkime, kas yra viduje. Štai. Kortas vėliau pažiūrėsim ir Strikeflare. Čia viskas įsardo. Štai ir mūsų, kaip ir pasakius, iš šio filmuko, dabar pasakius, kaltininkas. Taip. Štai Strikeflare, jis dar, kaip matau, ne visas atidarytas ir uodega kažkokia biškiai keista, tad tuojaus čia turi atsidaryti šiti. Štai. Štai čia pačioj DNR kodas matyt DNR kodas. Štai vartų korta ir, sakiau, kad uodega kažkas negi. Štai kaip atrodo Strikeflare. Iš tiesų kietas Bakuganas, jau jis man patinka. Naujas Gundalian Invaders sezonas nuo visų kitų skiriasi tuo, kad yra naujos spalvų schemos, tai pavyzdžiui, kad ir Ventus, kaip matot, jis yra tamsesnis negu prieš tai buvo Ventus. Prieš tai Ventus turėjo, lyg ir tokius pačius visus tuos ryšius, tamsiai žalius. Bet kuo skiriasi, kad turi ir baltų akcentus, tai pavyzdžiui, kad ir ant sparnų ir ragas yra balti. Taip pat skiriasi ir, kaip ir aišku, Gundalian Invaders skiriasi tuo, kad turi DNR kodą. Ir štai jis. Nežinau kodėl, bet jis yra atidarytas. Ačiū Dievui nesimato. Matosi, bet neryškiai. DNR kodą. Turbūt žinot, ką reiškia parašai per žaidimą, aktyvuoji DNR kodą per žaidimą ir gauni tokį patį Bakuganą virtualiame pasaulyje. Iš tiesų, kietai atrodo, man jis patinka. Dabar kaip čia jį uždaryti reikia. Dabar, aišku, turbūt, kaip ir visada, rankiniu būdu sudarinčias dalis, tai tie sparnai, ragas, kojos irgi rankiniu, matau. Jo rankiniu. Lieka toksai, dabar kaip čia. Bandom sparnus ir uodegą. Gerai, bandom uodegą. Iš pirmo karto gers. Tai štai rutulio forma iš tiesų kietas. Matyt akys, viduje akys matyt ir ragas lieka. Visa galva, tiesą sakant, lieka neuždaryta, nepaslėpta. Sparnai, ant sparnų yra didžiausi akcentai dryžių. Ventus simbolis,
gale kažkaip keista net ir rankos mažikės, dvi mažikės rankos vieno ir kitoj pusėj, uždarytus kojos, o magnetų tas visas dalykas, kad normaliai galėtų atsidaryti labai kažkoks platus, nu, iš tiesų kietai atrodo, kietai, o ir atsidaro gerai, nu, žodžiu, kietos, o dabar gale, reikia pažiūrėti galę, palaukit, kur čia tas sava lipdukas, tuoj, na, o geras, kaip lengvai nusimį, va, štai čia kampe prie sparnų ir čia yra, nesimato, kaip negerai, nu, čia nesimato, bet čia yra 780. Nu, naujas mano pats galingas, kaip abejo, jau paskutiniu metu, kiek perku, tai vis galingesnis ir vis galingesnis. Nu, ir dabar reikia važiuoti dar ir kortas. Tai pirmoji korta yra Avior, iš tiesų naujas Gundam Invader stilius. Šiaip tai Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, tas stilius atrodo kiek kitaip negu originalus, nes iš visų yra 6 kalbos, o šiaip tai pagal viską turėtų tik 2 būt, bet patys bruožai išlikę, štai patinka visi šitie nauji visokie, kaip čia pasakius, spygliai, atrodo toksai kaip ir, nu, labiau mechanizuotas, nes šiaip tai yra, Gundam Invader prasideda visokie Battle Gear, Mobile Assault, tad labiau mobilus toksai kaip ir mechaninis jau prasideda Bakuganų versija, Mechaniniam Search, visų ten bus viskas beveik mechanika. Toliau patinka ir spalva nauja, čia yra auksinė vartų korta, Gold vartų korta, nes yra specialiai prie Bakugano tokius kortos tik Gold gali būti. Nu ir sugebėjimų dvi sugebėjimų yra bedvi, kaip matau, vienodos, bet skirtingom kalbom, jo. Viena kalba, štai čia angliškai yra ir visom kitom, o čia kita kalba ir pati paskutinė yra rusiškai, jo, rusiškai. Nu ir kągi čia sako, toj palaukit. Play during a battle against a Hejas or Aquas. Naudoti prasidėjus kovai prieš Hejas arba Aquas. You get the gate bonus one extra time as long as that gate bonus is not the highest one. Tu gausi vartų kortos bonusą dar vieną kartą tol, kol tas vartų kortos bonusas nebus pats didžiausias. Nu tai aišku, dabar pažiūrėkim čia. Pats didžiausias yra Sapteras 220, pats mažiausias Hejas tai 10. Tai jeigu jau naudotai prieš Hejas, tai kaip ir nelabai naudinga, prieš Aquas galima naudot, nors gal prieš Hejas irgi galima, aš tik nežinau, ar didesnis už priešininkų, ar didžiausias iš visų. Bet taip suprantu, kad didesnis už priešininkų turėtų būti. Tai tiek apie Strike of Flare ir jo atidarymą ir laukit kito video filmukų.